Lukai, sveikinimai su naudingiausio rungtynių žaidėjo titulu. Tiesą sakant, ne taip ir dažnai gynybinio stiliaus žaidėjai gauna tą titulą, ar neapmaudu? Ačiū sveikinimus, tikrai esu laimingas gavęs, dirbau visą sezoną dėl to, tai tikrai džiaugiuosi. Bet gynėjai irgi atlieka savo darbus, manau, kad juos irgi reikia vertinti. Be abejo, su tuo sutinku, nes ir pats irgi dalį karjeros žaidžiau gynėjų. Šiandien buvo nemažai epizodų, kur ir komentuodamas pažymėdavau, kad labai nedaug trūkdavo iki to, kad Sūduva ar išbėgtų į aštrią kontrataką, ar ten sužaistų 1-1, bet atsidurdavai ir tu, ir tavo kolegos. Kieno čia įtaka, nežinau, patirtis, pozicijos skaitimas ar viskas kartu? Tai čia, manau, trenerių darbas ir kaip tik šiandien prieš varžybą susirinkime treneris pasakė kovoti vienas už kitą ir tiesiog tu saugai, darai tą, ką moki, ir tiek. Trenerių darbas, manau. Kukliai. Viską treneriui. Sau irgi šiek tiek reikia pasilikti. Pats esi komandos kapitonas. Kaip tau šių metų Džiugo kolektyvas iš kapitono, sakykime, pozicijos? Tikrai manau, kad šiemet jau dabar nuveikėm gerų darbų, žaidimas geras mūsų. Tiesiog yra šiek tiek liūdna, kad namuose negalim savo ir galim padovanoti pergalės. Tai dabar kiekvienas varžybas, kai žaidžiam namuose, stengiamės atiduoti viską ir kad tik tais galėtume padovanoti pergalę savo žiūrovams. Yra buvę Afrikos kai kurių komandų istorijoje tokių įvykių, tai jie ten ieškodavo užkastų kažkokių amuletų. Gal ir jūs pakapstykite ten prie vartų? Juokais, ne juokais, bet tikrai jau rūbiniai kalbam, kad reikia pašventyti tą stadioną ar dar kažką ir bandom ir visaip stengiamės, bet manau, kad turim dar tiesiog prisijaukinti tą sėkmę namuose ir manau, kad Džiugas ateityje dar gali nuveikti labai didelių dalykų. Džiugas, kaip ir sakėm, žengė žingsnį į priekį, kuriuose komponentuose, sakytum, gal komanda patobulėjo, nežinau, ir kuriuose galėtų dar didesnį žingsnį žengti. Manau, kad šiemet turim gerą kolektyvą. Visi nori žaisti, visi nori kautis, treniruotėse dirbam, visi sunkiai, kiekvienas nenori užleisti savo pozicijos, tai manau, tas ir davė šių metų rezultatus. O kur reikėtų dadėti, tai tiesiog gal įmušti įvartį kažkaip, bet čia nepriklauso tik tais nuo puolėjo, čia priklauso nuo visos komandos. Dėkui. Ačiū Jums.